Labas rytas. Gerai išmiegojom. 8 ryto. Ryto vaizdelis. Bleva. Bijau degt, nes laik apsvylu pirštus. Nu ką, paliekam šitą vietą ir važiuojam toliau. Tiksliau važiuojam pasigauti internetą ir pasižiūrėti, kur čia galima būtų nuvažiuoti kažką ir šiaip pamatyti kokių lankytinų vietų gal. Jau plentu. Pabuvom visiškai be ryšio mobilaus. Tai iš tikrųjų smagu pailsėti iš tikrųjų nuo tų visų skrolinimų ir žiūrinėjimų Facebooko. Artūrą šuo nepaleidžia. Nu, šūdžiau mažas. Nu, dabar Artūras veda. Visą laiką aš buvau navigacija. Dabar pabus jisai. Prisipūtėm padangas atgal, kadangi važiuosim asfaltu. Oi, kokį kelią įvažiavom. Akmenim grįsta. Audrius atvežė mus prie malūno. Tai va, grožėkitės, čia yra malūnas. Nu, kur toliau vešite? Kadangi atvažiavom, einam po Šersmerkės. O čia buvo pažymėta kaip lankytina vis objektas? A. Pažiūrėjom malūną. Ale. Nu va čia va gal tas malūnas. Ne iš tos pusės tipo žiūrėjom. Važiuojam į kitą vietą. Į kažkokią atodangą. Senovės gynybinis įtvirtinimas, Mečiūnų senovės gyvenvietė. Kažkaip Google Mapsai nemetė kaip lankytino objekto. Okopka. Gynybinis įtvirtinimas. Kažkas ir žvakučių pastatęs. Čia kokia graži vieta. Čia turbūt tas gynybinis įtvirtinimas. Reikia pažiūrėti, ką ten rašo.
Nu va, paliekam šitą vietą. Visai smagu. Nebuvęs, gal daugiau ir nebūsiu. Veisėjai. Važiuojam. Ir iškart pamačiau apžvalgos bokštą. Koks čia plauk apžvalgos bokštas. Tiesiog apžvalgos bokštas. Tai čia žinoma, kad sustoti reikia. Nedidukas toks. Bet reikia užlipti. Nu va, užlipom. Veisėjų regioninis parkas. Medžiai per aukšti. Nu, su anuo palygint bokštu, tai čia ne koks vaizdas. Vat vakar tai vaizdelis buvo geras. Žodžiu, judėsim toliau. Ir kažką gal dar užmatysim pakeliui. Bet va, su pakeista priekinė žvaigždė ir galinė padanga uždėtas išmera 140, 80, 18. Tai originaliai eina 140, 70. Tai biškiai aukštesnė galinė padanga. Tai trasai važiuojant žymiai komfortiškiau. Tiesiog 100 važiuojant, ten 5000 apsukų, gal su trupučiu. Tai net drąsiai 110 galima važiuoti be jokio diskomforto. Motociklas toks mobilus dalykas, su kuriuo norisi visur nuvažiuoti. Su mašina ne visą laiką pasiryžtų. Nu gal ir gražu. Reiks pasikelt droniuką, pasižiūrėti iš aukščiau. Iš aukštai visą laiką gražiau atrodo. Fainai šito šaknis atrodo. Nu va, aplankėm Meilės salos atodangą, pasigrožėjom vaizdais. Dabar Artūras vesi kažkur kitur. Nu svarba tavo eilė dabar rodyt kelią. Visą laikį Druskininkus atvažiuoji į kokį vandens parką, dar va taip va. Tai dabar biškė aplinkui važinėjom.
pažintinis objektas partizanų žeminė. Nežinau net kaip kirčiuos. Žeminėje. Bandysim surasti. Pirmai nepavyko. Jaučiu, kad pavyko. Bunkeris ant Ratnyčios upelio. Ratnyčios. Labai graži vieta. O čia ir bunkeris. Nu. Tik aš čia ir lys galima. Nepaėmiau su ko pasišviest. Nu vis tiek nepatingėjau, grįžau atgal, pasiėmiau lempą. Nufilmuosiu vidų, kad geriau matytųsi jum, jeigu kam įdomu. O čia taip įeini. Lovos. Dvi padarytos. O ir stalelis. Labai įdomi vieta. O išlendi iš karto vaizdas į upelį. Tai va, žodžiu, čia bus paskutinė mūsų stotelė prie šito bunkerio slėptuvės. Tai trauksim savais keliais. Robertas, tas ne Robertas, Artūras. Artūras važiuos į Vilnių, aš važiuosiu į Kauną. Tai va, ačiū visiems, kurie žiūrit. Paprenumeruokit, kas neprenumeravot. Parašykit komentarą, kur galima būtų įdomiai nuvažiuoti, kokių lankytinų vietų, gal patarimą kokį. Tai va, ačiū ir čiau.